dirba treneriam ir panašiai, tai be jokios abejonės sunkiau suderinti savo aktyvią sportinę veiklą su savo profesija, su šeimos reikalais. Juolab, kad ir nuo 30 metų jau imtynininkai ir imtynininkės vis tiek skaitosi jau daugiau mažiau veteranai. Kągi, Silvija Bilenska iš Lenkijos ir Ana Marija Pavel iš Rumunijos. Dar viena kova dėl Europos čempionato bronzos medalių. Ana Marija Pavel iš Rumunijos, jai 25 metai. Ir Lenkijos imtynininkė Silvija Bilenska. Ši sportininkė kitą savaitę minės savo jau 26-ąjį gimtadienį, truputėlį keliais mėnesiais vyresnė už savo varžovę. Ir būtent po paguodos kovos Silvija Bilenska pateko į, vadinkim taip, mažąjį finalą. Kovą dėl Europos čempionato bronzos. Mes matome, kaip jau diena iš dienos pradeda gausėti tribūnose sirgalių skaičius ir labai daug matosi tarp sirgalių ir graikų romėnų imtynių atstovų, kadangi šiandien jau įvyko sverimas, tai matome, kaip jau minėjau, ištraukti burtai, mūsų sportininkų burtus perskaičiau ir labai daug imtynininkų ir garsių imtynininkų yra tarp komandų atstovų, olimpinių pasaulio čempionų. Yra, pasakysiu, tokia viena paslaptį, kad tarp garbingų svečių net ir laukiam atvykstant Aleksandro Karelino. Nežinau, pasiseks ar ne. Pirmą kartą jis lankysis Lietuvoje, ar jau yra buvęs? Kiek man teko, žinau, kad jisai kažkada teko būti Karelinui Lietuvoje. Nu, sunku sakyti, bet taip oficialiai, kad būtų pakviestas. Galų galiai iš arti pamatyti, kaip atrodo, ko gero, vienas garsiausių visų laikų pasaulio imtynininkų. Imtyniau tikrai neimtyniavo ant oficialiuose varžybose Lietuvoje, galbūt važiavo taip, bet kiek teko šnekėti su juo, berods, kad Lietuva jam nėra visai nežinomas kraštas, turi čia draugų, bičiulių ir galbūt, jeigu leisis suderinti savo darbinius reikalus, viskas savaitgalį jis čia pasirodys. Štai. Bando Lenkijos sportininkė, man atrodo. Perleido iniciatyvą būtent šiame veiksme Anai Marijai Pavel iš Rumunijos. Ir dabar jau Rumunė. Taip, įsikėlė pėdą savo šlaunies Rumunijos imtynininkė, tai bandydama nuimti atraminę koją, kad galėtų atlikti veiksmą, tačiau kilimo arbitras taip pat pakėlė imtynininkas, nematydamas aktyvių veiksmų. Kol kas Rumunijos persvara 1-0. Minimali. Bendramžės be abejo puikiai pažįstančios viena kitą. Pakeliui iki štai šios kovos. Rumunija buvo iškovojusi 2 pergalės ir tik tai pusfinalį nusileido Natalijai Sinišinai iš Ukrainos, kurią mes pamatysime kovojančią finale vėlgi. Ukrainos ir Baltarusijos sportininkės kovos dėl žemyno pirmenybių aukso medalio. Vėl numušė ant kilimo savo priešininkę Rumunijos imtynininkę, dar vienas taškelis ir matom, baigiantis antram kėlinukui, išryškėjo jos persvara. Rumunijos imtynininkės dabar jau nebestengiasi neiti į jokį aštresnį paėmimą. Rumunijos imtynininkė šiek vengia kovos, kadangi lieka nedaug, arbitras nebaus jos už kovos vengimą ir pertrauką. Matom, pirmas kėlinukas, Rumunijos imtynininkės pergalė 2-0, bet kaip minėjau, visiškai rezultatas nesvarbus tiek vieno, tiek antro kėlinuko, kadangi svarbiausia yra pasiekti pergalę. Tai būtų 6 taškai, ar tai netgi pergalė pasiekti anksčiau laiko. Išskyrus tais atvejais, kada imtynininkė yra prispaudžiama nugaros, tai yra vadinant pasiekę pergalę prispaudus priešininkę ant menčių. Tada jau tampi nugalėtojų būtent šios dvikovos, tos dvikovos. Kalbant apie Aleksandrą Kareliną, pagalvojau, ar imtynininkai, kurie vis dėlto tai dvikovinė sporto šaka, ar sportininkai jau už kilimo ribų arba baigė karjerą. Vienas su kitu vis dėlto draugai, bičiuliai, kolegos, ar vis tiek vyriška, šiuo atveju, kad ir moteriška, nepasakysi antipatija, bet priešiškumas išlieka gyvenime. Imtynininkai, nepaisant to stiprių rankų, tvirto kūno,
vis dėlto užkilimo pasibaigus varžyboms gali vienas su kitu galų gale alaus bokalą išgerti ir lieka bičiuliais kolegomis. Aš sakyčiau, nedraugiški, o labai draugiški. Tokie, kaip draugija yra imtynininkai ir kokios šalies be atstovautų. Imtynininką visada, kur sutiktum, kitą kartą pažįsta ar storesnio kaklo, ar, taip sakant, atžymėto ausų. Bet ta draugystė taip pat gali užsimegzti taip pat, prisiminus galbūt kažkokias varžybas, bendrus pažįstamus ir panašiai. Taip kad tai viena iš labiausiai draugiškiausias, kiek aš žinau, sportinė bendruomenė. Bando uždama ranką perversti Lenkija, Rumunija ir matom, ištiesta ranka per petį, tai vadinasi nėra jokio laužimo per alkūnę sąnarį, teisėjas leidžia jau spaudžius ranką ir labai sunku bus išsisukti iš tos padėties, kadangi jeigu vis dėlto kūnu sugebės prispaustą ranką, praktiškai bus net užfiksuotas mentis, nebent gali vėl išgelbėti Lenkijos imtynininkė, vadinama ta padėtis tiltas, kada jinai atsispirs kojomis ir stos, bet vis dėlto moterų imtynėse tas yra matoma ganėtinai rečiau negu vyrų imtynės. Ir panašu, labai panašu link to, kad... Kas ką? Galbūt čia garbės reikalas yra pagulti. Iš principo Rumunijai pilnai užtenka pagulėti. Pagulėti dar 25 sekundės, taip ir jinai bus paskelbta Europos čempionato prizininkė. Ką panašu ir jinai daro, nerizikuodama, tiesiog kontroliuodama tiek vieną, tiek kitą ranką. Per daug jai nieko nereikia, jinai išlošinėja taškais. Spėja pažiūrėti laikrodį. Taip, spėja, išklauso savo sekundanto, sekundantas jau sveikina plodamas, abudu sekundantai džiaugiasi Rumunijos savo sportininkės pergalę. Ana Marija Paval iš Rumunijos, 25 metų sportininkė, tampa šio Europos čempionato bronzinė prizininkė, kaip ir pirmoje dvikovoje. Po paguodos kovų į mažuosius finalus patekusios atletės dėja turėjo pripažinti savo varžovų pranašumą. Ir Vengrija ir Lenkija šiuo atveju lieka be medalių, užima 5. vietą. 2 5. ir 2 3 vietos būna varžybų protokole. Jūsų ekranuose dar sykį buvo Ana Marija Paval, Rumunijos imtynininkė. Ir pelnytai, tikrai pelnytai laimėjo šią dvikovą ir jeigu galbūt ne ta nesėkmė pusfinalyje, pralaimėjimas Natalijai Sinišin iš Ukrainos, kurią mes pamatysime netrukus, galbūt Ana Marija Paval galėjo tikėtis ir tauresnio apdovanojimo čia. Ir mes matome čia tikrai